kokias paslaugas mes atliekame ir kokių paslaugų mes neatliekame. Tai pagrindinė mūsų paslauga yra prižiūrėti individualius kapus visoje Lietuvoje, kitaip tariant, ir miestuose, ir kaimuose, ir įvairiuose Lietuvos rajonuose. Tai pagrindas yra vienkartinė priežiūra. Kas tai yra? Tai atvykstame į vietą, sutvarkome ir siunčiame jums nuotraukas tvarkytos kapavietės. Kita populiari mūsų paslauga yra sezoninė priežiūra, kur reguliariai lankome jūsų kapavietę visą sezoną ir kiekvieną mėnesį jūs gaunate atsiskaitymus apie mūsų atvykimą ir ką mes ten nuveikėme. Dar viena paslauga yra sezoninė, tai yra arba samanų nurinkimas nuo paviršiaus kapavietės, arba genėjimas įvairių krūmų. Nes žmonės tikrai mėgsta sodinti medelius, tačiau jiems reikia priežiūros. Dar viena paslauga tai yra apleistų kapaviečių sutvarkymas. Čia šiek tiek būna nesusipratimų, kai žmogus galvoja, kad aš prižiūriu kapavietę, užsako kaip vienkartinę priežiūrą. Ne, tai yra apleisto kapo priežiūra, jeigu jūs nesilankėte bent pusę metų būtent šiltuoju sezonu. Ji bus apaugusi, apžėlusi ir tam mums reikalingos įvairios priemonės, kurių neturime įprastinės priežiūros metu. Tada kita paslauga, kuri yra labai populiari šiai dienai, atsitikus nelaimei, po laidotuvių žmogus prašo sutvarkyti kapavietę po 4 savaičių, tai yra vienur vadinama keturnedėlį, kitur vadinama yra ketvirtinės. Ir prašoma yra nurinkti šiukšlės, krepšelius išnešioti, mes juos ir išrūšiuojame, tada sutvarkyti kalnelį ir papuošti arba nepapuošti kalnelį. Taip pat turime visus metus egzistuojančią paslaugą, pristatymo paslauga. Kas tai yra? Tai yra labai paprastas dalykas. Jeigu jūs nuo savęs norite kažkokią progą paminėti išėjusį artimąjį, užsakote pas mus internetinėje parduotuvėje, kad norite uždegti, kaip pavyzdžiui, žvakutę. Tai tą ir galime atlikti visus metus. Arba norite, jog pamerktumėm gėlių ar kitus dalykus. Visą tai galite užsakyti pristatymo paslaugoje. Ir labai svarbi pavasarį paslauga yra apželdinimo paslauga. Tai pradžiai jūs galite internetiniai parduotuviai užsakyti maketą, kurį mes paruošime, suprojektuosime ir vėliau, jeigu jums patiks, pratęsime toliau apželdinimo procedūras. Tai va čia yra mūsų pagrindinės paslaugos ir dabar labai dažnai mums paskambina dėl kapų įrengimo arba restauravimo paslaugų. Šių paslaugų mes neatliekame, bet mes tam turime visuose regionuose partnerius, kurie tikrai padeda ir kuriais mes pasitikime ir nenuvylė mūsų. Todėl mielai dalinamės kontaktais su klientais. Jeigu jūs paskambinsite, mes tikrai duosime su kuo bendrauti ir jūs patys kontaktuosite. Bet mes neužsiimame šią paslaugą. Kita dalis būna, kad ir dėl laidotuvių žmonės kreipiasi, tai mes irgi šią paslaugą neužsiimame, neatliekame.